Tai labą dieną. Šiandieną turim tokį įdomų susitikimą tarp trijų žavių moterų, kas vėliau tarp jų verslininkų, kas yra retas dalykas. Aš matau, daugiau įsima verslu, bet turi tris vienoje krūvoje kartu, gražias, žavingas, tai man labai smagu. Tai turime Eglę, Liudmilą ir Vilmą. Jų verslai yra visų skirtingi, patirtys yra skirtingos ir šiandienos noras yra pakalbėti su jumis apie verslą, apie Jurbarko verslą. Ko reikia Jurbarkui, ko reikia verslininkam, ką mes turim padaryti kaip taryba, kaip administracija tarybos valdybės, kad padėti verslui išgyventi mūsų esamam verslui ir verslui, kuris ateitų į Jurbarką, kaip jį pritraukti. Tai gal padėkime nuo verslo, kuris dirba seniausiai, tai Liudmilos verslas, jau daug metų dirba ir vis stabiliai dirba. Tai Liudmila, kokius tavo mintys? Jo, mano informacinių technologijų verslas šiemet 25 metai, tai iš tikrųjų yra 4 jubiliejaus ir vėlgi laikai keičiasi, pradžioj dirbau viena, paskui buvo samdomų darbuotojų, paskui daugėja, paskui vėlgi verslas traukėsi, o verslas yra mūsų klientai. Tai mums liūdna, kad mažėja gimstamumas, mažėja verslumas, mažėja verslai, tai mes tada turim ieškoti kitų verslo nišų, bet tai gal irgi skatina mus judėti, jo konkrečiai kaip Planmeta, mes turim prisigalvoti kitų paslaugų, bet išmokė mus korona dirbti nuotoliu, tai gerai tada, tas nuotolis prideda ir kitokių veiklų. O ko dar trūktų šiaip Jurbarke, mano mintis tai, kad pirmiausia reikėtų gyventojų. Gyventojų tada bus ir verslai, nes paslauga paslaugai. Bet liūdna, mes gyventojų galim padidinti gimstamo būdu arba imigracijos būdu. Tai yra du būdai, kitų būdų nėra. Tai imigracijos būdas galbūt lengvesnis yra, kuris skatintų ir antrą galimybę. Tai pritraukiant verslus, kurie duoda pridėtinę vertę, kurie kuria darbo vietas. Ir kaip Vilmos verslas, mobilus verslas, taip galima išreikšti, ne? Jisai nėra priklausomas nuo vietovės. Taip. Tu papasakok apie savo verslą, nes tu tikrai gali dirbti ir klientam Vilniuje ir Paryžiuje. Taip, aš turiu buhalterinių paslaugų įmonę ir šiai dienai aš tikrai neapsiriboju vien tik tai Jurbarko rajono, aš turiu klientų netgi iš to pačio Vilniaus ir iš kitų rajonų. Ir aš pati galiu dirbti, sakykime, būdama po palme, nebūtinai man reikia sėdėti ofise, nes šiai dienai, kai sakė, Liudmila, korona mus išmokė nuotoliu ir dokumentus siųsti, ir telefonai, ir elektroniniai paštai yra, tai aš netgi turiu klientų, kurių nesu gyvai mačiusi nei kartų, o dirbam sėkmingai jau keletą metų. Tai va, o kad pritraukti verslus, tai iš tikrųjų pirmiausia, tai gal reikia savivaldybei, kad ne tik svetainė susidėtų, kad yra investiciniai žemės sklypai ir ateikite, bet ir dar kaip pasižiūrė, kad ten netgi nėra jokio kontakto, su kuo pakontaktuoti, tai ne to reikia. Iš tikrųjų turi eiti į tas įmonės stambes gamyklas, su jais kalbėtis, bendrautis ir aišku lipti, kai sakoma, kiekvieną dieną jiems skambinėti, susitikinėti, kad mes turim ką pasiūlyti. Tuos sklypus, kad turim susidėję interneto svetainę, nieko nereiškia, jie tikrai niekas neateis. Nes infrastruktūra gal ir paruošta viskas tvarkingai, bet mes turim eiti ir kaip esu girdėjusi vieną merą, kai sakė, mes lipom, pagaliau ta gamykla atėjo pas mus, nes pasakė, koks mums skirtumas, kuriam rajone. Ir svarbu, kad būtų darbuotojų, o kad darbuotojų būtų aišku toje gamykloje, irgi labai svarbu, bet galima, pavyzdžiui, trišalę bendradavimo sutartį pasirašyti, gali tarp savivaldybės, darbuotojų ir verslo, kur savivaldybė gali padėti pritraukti tuos specialistus, inžinierius ar dar kažką, žiūrint, kokia ta gamykla yra. Taip. Nes tikrai gali ir padėti persikvalifikuoti, kažkaip kompensuoti, arba patį net, sakykime, studentai kažkokį mokinasi ir gal sumokėti dalį jiem kažkokius studijas, dar kažką, bet jie, pavyzdžiui, kokius įsipareigos 2-3 metus Jurbarke dirbti. Toj gamykloje, pavyzdžiui, IT specialistų ar dar kažko. Taip. Tų būdų yra begalės, bet reikia visur dialogų ir kalbėjimusi. O su smulkiu verslu, tai aš matau tokią tendenciją, nėra dialogo absoliučiai. Ir požiūris yra labai nekoks, nes aš netgi esu girdėjusi iš mūsų valdžios atstovų, koks čia ir verslas. Jeigu jis smulkus, tai toks ir verslas. Bet mes esam rajonas tas, kur yra pas mus tikrai smulkus verslas. Taip. Ir mes turim jį globoti, su juo bendrauti, kalbėtis ir, pavyzdžiui, netgi atrodo elementarus dalykas, bet, pavyzdžiui, jeigu kokią gatvę asfaltuojat,
Tai pirmiausia, reikia pasikalbėti su tais verslininkais, kas įsikūrė toje gatvėje, kad bus per tam tikrą laiką asfaltuojama gatvė ir dar ten kažkas, kaip jūs susisieksit, pas jūs atvažiuoti klientai, ar galės ar negalės, spręsti tokias problemas, o ne taip pateikti faktą, kai ryte ateini į darbą ir tu pamatai, kad jau čia uždaryta ir niekas negali privažiuoti. Ne taip turi būti. Kaip sakoma, to dialogo iš valdžios atstovų tikrai nėra ir aš tai jaučiu. Taip, tai gero labai geros pastabos, aš tikrai pritariu, kad dialogas yra numeris 1. Man teko būti konferencijoje, kada Kaišiadorių savivaldybė traukdama verslus, darė visas pastangas, infrastruktūrą. Mes turime 3 sklypus, kuriuose dalis nėra infrastruktūros, bet yra privačių sklypų, kur tikrai nieko nėra. Tas įsipareigojimas, garantija, kad savivaldybė padengs 100% infrastruktūrą, vanduo, elektrą, kad labai didelius pinigus, tai yra labai svarbu. Ir jeigu tai įsipareigojimų verslui teikia, kad tikrai teikite, mes jums tą padarysime, taip pat lengvata žemės mokesčio, dar kitus lengvatus, ta pati dotacija netgi tiem patiem jauniems žmonėms, kurie atsikelia gyventi į Jurbarką. Jeigu tu tikrai čia gyvensi, duota, sakykime, savivaldybė čia X pinigų sumą įsikurti būstui, tai yra ir tie dalykai, tie, kurie skatintų žmonės grįžti, čia kurti verslus. O man pačiam, jeigu teko turėti verslą, dirbu 50 žmonių, su kolega Kęstučiu darėme tą verslą, tikrai sėkmingai jisai vyko, kai reikėtų gauti žmonės, tai didžiulį problemą numeris 1 greičiausia. Tai prieinu prie Heglės, kuri turi verslą gyvą, kuris žmogus prie žmogus, ne internetu, ne kažkur toli, kur žmogus yra svarbiausias dalykas. Tai papasakok apie savo verslą ir tiesiog kaip jūs išgyvenat šitam sunkiam laikotarpyje, šitoje rinkoje, kada specialistų trūkumas, o pateikti paslaugas reikia. Nėra lengva, bet kai nori, tai randi galimybių, kai nenori, randi priežasčių ir pasiteisinimų. Tai mes dirbam statybų srityje, labiausiai orientuojamės į santechniką ir dirbam tiek su privačiais projektais, tiek su renovacijom. Tai su renovacijom irgi turi rasti žmonės, ne tik specialistus, kurie moka atlikti savo darbą, nors mes dažnai ir tiesiog priimam žmonės, kurie kažką dirbti moka, kurie nori, čia labai geras pastebėjimas, ir kurie bent jau, sakykime, įrankius pažįsta ar ne, o tada jau juos yra išsimokinam tiesiog darbo metu. Tačiau reikia dar, kad tie žmonės ir šiek tiek komunikabilus būtų, nes kai tu eini per butus, per žmonės, tu negali siūsti visų iš eilės, kas statybose dažniausiai mėgsta. Taip jau, stilius toks, nes statybose visi keikiasi, tai čia tai netiesa, turi būti mandagus, turi prieiti prie žmonių, visokių veikėjų yra ir su visais turi rasti bendrą kalbą. Tai mums nėra aktualu ne tik, kad žmogus dirbantis, kuris padarys savo darbą, bet kad jis ir įvaizdžio dar negadintų įmonės. Sakys, tai čia šitie viskas aišku. Kitas dalykas, mes dirbam ne tik Jurbarke. Jeigu dirbtume Jurbarke, turbūt būtume bankrutavę jau labai seniai. Mes dirbam visoje Lietuvoje, nepaisant jokio atstumo faktiškai. Ir pasirinkę esam tokį modelį, kad žmonės, kurie pas mus dirba, 100% ne visai gaunasi, bet 97%, kad kiekvieną naktį miega savo lovose. Tai reiškia, mes išvažiuojam šiek tiek anksčiau, jeigu reikia, grįžtam šiek tiek vėliau, bet grįžtam. Ir kiekvieną vakarą, žmonės dar gali savo žmonas apkabinti, su vaikais pabendrauti ir nesiemam to apgyvendinimo, nes paskaičiavę esam, kad beveik ant to paties išeina, kartais apgyvendinimas, žiūrint nuo vietovės, į kurią važiuojam dirbti, net ir brangiau kainuoja. Bet greičiausiai žmonės kiti ir nenori gyventi kažkur kitur nuo namų grįžti. Nenori. Būtent mes... Nutrūksta ir socialiniai ryšiai šeimos. Taip. Mes čia mūsų pačių beje šeimos situacija kažkada gyvenime buvo tokia, kad vyras 8 metus važinėjo į komandiruotes ir nebūdavo namuose. Tai kaip dabar šnekam, tai dukros vos ne pusę gyvenimo praleido kažkur.
Tai mes buvom priėmę tokį sprendimą, kad geriau dirbam čia, namie, geriau dirbam kažkur randam čia vietą. Tai va taip tas verslas labai pamažu nuo individualių veiklų ir peraugo į įmonę. Bet gerai, dabar, mergina, žiūrėkite, verslai yra, jie gyvuoja, jūs sėkmingai gyvuos ir toliau, nes galbūt lengviau Liudmilai ir Vilmai, kadangi jie mobilesni, internetas, visa kita, Eglė sunkiau, nes tai yra gyvas su žmogum darbas. Taip. Bet gerai, ką daryti tam pačiam Jurbarkui verslininkui, kuris nėra mobilus, kuris neturi, sakykime, galimybės dirbti internetu, galbūt neturi išvažiuoti kažkur, tai ką jam daryti, ką savivaldybė gali pasiūlyti, gal rėmimų fondas verslo gali pasiūlyti naujų idėjų, kaip padėti, ką daryti jaunam verslui, kuris ateina, kuriasi jaunas, sakykime, baigęs mokslus žmogus, grįžo į Jurbarką, sako, aš noriu kurti mažą bendriją, noriu kažko, tada tie patys dideli verslai. Mes suprantam, kad dideliam verslui galbūt yra galimybių ir daugiau, jis turi gali lėšų įsikurti, padaryti, bet ką daryti smulkiam. Aš atsimenu prieš 10 metų, kada atėjo viena kompanija pas merą ir prašė paramos sukurti gamyklą dabartiniam transporto teritorijoje, mes negalime nieko jums padėti. Tokių dalykų yra buvę ir ne kartą. Tai ką daryti verslui, pirmiausia jaunam, tai numeris 1, kuris atėjo ir kaip vėl minėjai, pas mus yra daug mažų verslų. Ką daryti tam mažam verslui atėjus, kaip jam čia išgyventi, kaip jam praeiti pradžią, atsut ant kojų ir ką daryti tam, kuris tai didelis verslas. Ką mes galim pasiūlyti kaip Jurbarkas? Gal tada taip tokia mintis, šiaip iš tikrųjų kažkoks panašus dalykas yra buvęs prieš daug metų, toks kaip verslo krepšelis. Kada tu, pradedančio verslo krepšelis, sakykime, kada tu ateini su idėja, nežinau, tada būdavo į verslo centrą kreipiesi, ir jie palydi. Pirmus metus dažniausiai, gerai atsimenu, palydėdavo, tu turi tam tikrą sumą pinigų skirtą. Tu jų grinai į rankas negauni, bet tu už juos gauni paslaugas, gauni apmokymus, seminarus. Taip buvo patrauklu, kiek atsimenu puikiai ir verslai naudojosi. Ir netgi tas pats patarimas jaunam žmogui, kuris atėjo, sako, žinai, ne visai turiu idėją, bet noriu daryti. O gal ko trūksta, aš gal sugebėčiau padaryti, tai tiesiog netgi žinojimas, ko Jurbarko rajonui reikia. Liudmila, dabar žiūriu, tai vis tiek tu tam fonde ten verdi, žinai tas situacijas. Tai kaip manai, ar ta idėja, kad turėti krepšelį, netgi iš pačių fondų paimti jį, ar tai būtų nauda verslui? Tarsi, tai vėl dabar labai panašiai yra, tarsi, kad tik yra suskaidyta atskirom priemonėm, kad gali gauti paramą rinkodarai, darbo priemonių įsigijimui, darbo vietų steigimui, nuomai, palūkanų kompensavimui. Tai vėlgi, ten tų priemonių yra pakankamai daug ir jeigu anksčiau, sakykime, fondas daugiau gal kreipia dėmesio į pradedančiuosius verslininkus, tai dabar šiemet gegužės mėnesį yra pakeista fondo taisyklės ir paramos gali kreiptis visi verslai, nebūtinai reiškia, kad ten iki 3 metų ir šiaip jauno verslo sąvoką praplėtė nuo metų iki 3, tam, kad didesnė verslininkų dalis gautų pajamas. Ir padidino šiek tiek, jeigu anksčiau būdavo ten iki vienos minimalios mėnesio algos, tai dabar yra ir 2 ir 3 minimalios mėnesio algos, tai sakykime, bet kuris verslas dirbantis Jurbarke gali kreiptis į smulkaus verslo fondą, sakykime, priemonių įsigijimui, kursų, seminarų, tarsi jeigu reikia kelti kvalifikaciją. Ir nesvarbu, kiek metų tu esi rinkoje. Tai sąlygos šiek tiek yra liberalizuotos ir gali kreiptis tiek dirbantys su verslo liudijimu, tiek su individualia veikla, tiek individualios įmonės, ten ar mažasis bendrijas turintis. Tai yra viena priemonė, į kurią gali kreiptis. Voucherius grąžinti, galbūt, vėlgi, tai yra gal svarstytina idėja, bet dabar smulkaus verslo fondo mechanizmas yra pakankamai atidirbtas ir galimybės yra praplėstos, tai kaip belieka tik naudotis. Tai antra priemonė yra, ką turime irgi kartu su Vilma dirbam Jurbarko verslininkų krašto sąjunga, kartu su Jurbarko turizmo ir verslo centru turime projektą parašę, kur jau yra skirtas grinai pradedantiesiems. Ir ten mes atvedam už rankytas, yra jiems skirta ten buhalterijai 10 valandų ten IT technologijom,
10 valandų nesigali savo nuožiūro kažką, tai yra, vat, gali kreiptis. Darbų sauga. Darbų sauga, tarsi kibernetinis saugumas, tai yra tos aktualiausios temos, kurios vat, šiuo metu yra. Tarsi vėlgi vedam webinarus, kurie yra nemokami, jie talpinami tiek Tvito svetainėje, tiek Jurbarko krašto verslininkų sąjungos svetainėje ir ten jau gali visi pasižiūrėti, nes jeigu irgi buvo apie kibernetinį saugumą, daug klausimų ateina kaip žodžiu. Tai kadangi tai nauja tema, o mes vat, dirbame tą linkmę, tai vat, irgi tokie kaip ir patarimai. Žinau, Vilma, gerai, grįžtam prie tavęs, tu vis tiek pas mus esi mobiliausias gal žmogus, kuris, sakai, galiu dirbti aš ir iš Egipto, ar iš Tuniso. Tau lengviau, nes tu esi ir vadas, savo įmonės ir galbūt esat jūs 2 ar 3 žmonės dirbantis, yra mobilesnė įmonė. Pas vis tiek yra ir remontas, kurių netliksi kažkur, tai galbūt reikia vietoje. Tai žiūrėk, kaip tu manai, ar dabartinė situacija Jurbarko, ar galėtų būti galimybė pritraukti didesnės pridėtinės vertės įmonės, kurios galėtų tiesiog leisti darbuotojams gyventi Jurbarke, tada dirbti kažkur kitur. Į ką aš lenkiu, jeigu savivaldybė sakytų, okei, sukurite ten 10 gerus pridėtinės vertės darbų vietų, mes jums duodame X pusę milijono, gyventi savo darbuotojams, įsikurti ar kažkas panašaus. Ar tai gali būti kaip jo kažkokia dalelė, kad pritraukti tuos jaunus žmonės? Tikrai gali, nes net turiu pavyzdžių ir kaiminystėje. IT specialistai, vyras ir žmona sėkmingai dirba Vilniaus įmonėje, o dirba namuose. Ir kiek suprantu, jie, kaip sako, patenkinti ir laimingi. Tai va, jauna šeima tokia ir aš sakyčiau, kad tikrai jeigu mes sudarytume sąlygas tai jaunai kartai grįžti į Jurbarką po studijų ir tikrai yra dabar galimybių dirbti nuotoliu, tai būtų, manau, čia labai geras dalykas, bet mes turim sudaryti tas sąlygas. Kol kas tos sąlygos, kai pasakyti, kad pas mus graži gamta, takeliai išcementuoti. Gražu visur. Taip, bet mums ta pasakymas tai nepadeda. Taip. Trūksta jaunimui ir tų pramogų vadinamų laisvalaikiu, nes klausiau, ką veikti čia ir plus tas būstas, kai sakoma, visiems aktualus labai yra būstas. Niekas nenori šiaip ir į senus namus eiti, butus pirktis, mes neturime naujos statybos, o tas dalykas. Ir plus galbūt mes jeigu kompensuotume kažkokią dalį, tai persikėlimų išlaidas, ar netgi ir nuomos, sakykime, išlaidas. Tai vėlgi, nes mes dabar tik žiūrim, aišku, viešąjį sektorių, nes trūksta ten pedagogų, medikų, policininkų, suprantu tikrai, kad trūksta viskas tvarkoj, bet nepamirškim ir tuos žmonės, kurie kuria pridėtinę vertę dirbdami versle. Taip. Nes jie, kai sakoma, pagrindinė ekonomika mūsų, nes verslas kuria tą ekonomiką, kad tas viešas sektorius išgyventų, tai aš manau, kad svarbiausia čia dabar reikia investuoti. O jeigu mes to nepadarysim, tai mūsų rajonas ir toliau sėkmingai trauksis ir mes patapsim Tauragės priemiesčiu. Dar labai vieną dalyką atsiminiau, čia konferencijai tokiai buvau ir ten kaip tik kalbėjom apie įmonės, apie jų atėjimą, kas patrauklu būtų, kas ne. Tai kaip viena iš minčių pasiūlyta buvo būtent, kad savivaldybė prisidėtų prie naujo būsto pastatymo. Taip. Ne individualaus, bet tokio daugiabučio, kotedžiukų, tokių žodžiu, kad tos įmonės darbuotojams. Žodžiu, padėtų įmonė ir kartu su įmonė irgi, kaip tu sakai, su trišaliam sutartim visokiom ir ten gal net ir su kokiu banku dar, kad žodžiu, kad padėti šeimoms įsisteigti. Tai būtų irgi vienas iš labai gerų variantų. Šakiuose sėkmingai vyksta, to lygiai toks pat rajonas, bet Šakiuose kotedžių stato. Tai, ką ir minėjau prieš tai, dėl to klausimas ir buvo, ar, sakykime, X pinigų suma kaip 500 000 €, 600 000 €, sakykime, įmonė ateina įsipareigoja įkur 10 vietų, gauna 500 000 ir jinai gali už tą 500 000 investuoti, pastatyti kažką tai, kad darbuotojai būtų, žinai, apie ką kalba eina. Tų modelių galima įvairiausių, o ką galima užsiminė, kad tapsime Tauragės priemiesčiu, tai, žinai, graudu, bet, žinai, norisi pritarti vien dėl to, kad aš girdžiu iš savivaldybės, kad mums nereikia baseinų, mums nereikia to, mums nereikia, nes Tauragė turi, Šakiai turi, Raseiniai turi baseiną. Tai vat apie tai ir yra, nes daug metų nereikėjo Jurbarkui nieko. Nes kažkas turi,
O dabar, kai jau visi turi, mes tampame eiliniu kaimu, kuris neturi nieko ir jaunam žmogui išvykus į Kauną, jis nebegrįžta į gyventi Jurbarką. Tai pritariu Vilma 100%, kad tu turi suteikti ne tik gyvenimą, turi suteikti pramogas. Kažkada Jurbarkas svarstė kurti naktinį klubą. Tai buvo toksai, wow, o gal jis reikalingas, o kas čia žino, reikia klausti jaunų žmonių, kurie nori gyventi Jurbarke. Tai būstas pirmiausia, darbo vietos, visą kitą. Tai manau, kad tų galimybių yra daug, dėliam verslui, kad galimybių daug. Jaunų. Dėl to naktinio klubo tai Aš irgi jaunas, jūs jaunas. Aš jums tikrai mielaičiau tą naktinį klubą pasišaukti, nors pas jūs atvirai gyvenime nesu jame buvęs nei kartų. Esu buvęs ir vyresnių ten nežinau. Nu tai va, tai reiškia viskas įmanoma. Tai žiūrėkit, tada smagu su jums padiskutuoti. Manau, kad susitiksime ne vienam pokalbyje. Ir apie tai reikia kalbėti drąsiai, nereikia bijoti, kad kas mus pasmerks, jie ten kažką prisisvaigo. Bet nuo svaigimų prasidėjo Kaunas, imkim tą patį Švenčionis, Širvintas, Akmenė, ta pati, žmonės drąsiai svajojo, drąsiai darė ir pastatyti baseiną mums, aš daug kartų minėjau, mums trunka 2 metai. Mes galime pastatyti baseiną drąsiai ir aš net nebejoju, kad pastačiu šitą objektą, dalis jaunų žmonių pagalvotų, ar man verta išvažiuoti. Bet gal Kidurė greičiau pastatys. Tikėkimės, kad ne. Tada kaip būtų su ta linksma gaida, norėčiau šiandieną ir pabaigti mūsų diskusiją. Aišku, temų manau, kad yra daug ir tų pasiūlymų gal bus daug. Tiesiog gal susėsime prie stalo, pasipiešime tą viziją savo rimtesnę ir gal pristatysime tą viziją ir gyventojams, kurie nežiūri, kurie skaito laikraščius, tada išleisime galbūt kitokiu formatu, kad žmonės suprastų, kad galim pakeisti Jurbarką, galim turėti kitokį Jurbarką, šiuolaikišką, augantį miestą, arba pirmiausia, nemažėjantį per ateinančius 5 metus, o 10 metų bėgiai netgi augantį. Tai to palinkėsiu mums visiems, merginos jums sėkmės versluose, nes tikrai žinau, kad nėra lengvas darbas, pačiam teko dirbti ir greičiausiai už jūs silpnesnis gerokai, nes išėjau kitur dirbti, o jūs vis dar vis vežate ir mokite mokesčius. Tai buvo lengviau, tarsi tu dirbai vyras vyriškam versle, o mes ypač su Egle dirbam moteris tokiam vyriškam versle. Tai čia prisideda dar savų gražių niuansų. Suprantu, kad vyrai nelabai linkę klausyti moterų, kai moteris vadovauja. Taip jau yra, bet tenka jiems taikyti. Kai moteris kastovą pasiima į parūdų, kad kas geriau moka, tada vyram biškė būna toks, tai čia kaip čia dabar tai reikia padaryti. O aš visai nesutikčiau, mano klientai daugiausiai yra vyrai, man visai labai smagu su jais bendrauti. Ne, mano kolektyvi irgi vien vyrai, tai sako, kodėl tu moterį neprisimi, tai sako, manęs vienos šių. Tai ką, ačiū.